1895 metai. Tilžė. Jau 5 kartą keliauju atsiimti lietuviškas knygas ir laikraščius, tokias kaip Ūkininkas, Varpas, Vienybė lietuvininkų, Žemaičių ir Lietuvos apžvalga. Priklausau Garšvių draugijai. Tai man didelė garbė tarnauti savo šaliai ir gelbėti tautą nuo rusininkų. Keliauju pro miškus, siekdamas išvengti žandarų ir rusų policininkų. Girdėjau, kad prūsai taip pat persikė knygnešius ir perduoda juos rusams. Teks pasisaugoti. Sutarta vieta jau nebetoli. Ne kartą teko kirsti sieną į rytų Prūsiją, bet šis kartas buvo keistas. Neteko išvengti jokių sargų. Įdomiai. Pagaliau. Pažiūrėjęs į maišą, kai ką supratau. Čia ne tokios knygos. Еще один. Кто ты? Откуда ты? Что ты делаешь здесь? Начинай говорить, я б***ь. Зачем этот мешок? Žalia rūta, pakliuvau. Ką dabar jiems sakyti? Понял. Одна из тихих, да? Хорошо. Тогда можешь сидеть в тюрьме молча. Ищи. Позоровайся с ней. С кем? Tūkstantis 900-ieji, 5 metai, skausmo, kankynių, rusifikavimo. Vardan motinos Lietuvos nežadu pasiduoti melagių tautai. Ne už ką. Paleistas iš kalėjimo, to jau pat prašiau draugijos knygų užsakymų. Tačiau tais metais, kai mane prigavo, jį užsidarė, nes ruskiai suėmė daugumą mūsų narių. Pasisekė, kad manęs bent į Sibirą neišdavė, bet aš nepasidaviau ir vis tiek ėjau knygas nešioti. Nors ir tai būtų paskutinis kartas. Кто это? Смотрим налево. Кто? Кто это? Человек! Стоит!